Sveiki visi, šiandien darbuosimės lauke, darysim rūdelės pardavimo. Eis mašinukas į marčias, kaip sako, ir reikia paruošti greitai ir nedažant visų durų. Vienu žodžiu, ant kiemo. Aš jau nusispitau su turbinke rūdis nuvaliau. Šiaip giliai iškasta nėra. Tai va, ziolkę ir paklijuosiu žemiau kanto, kad neužeit, nes dažysiu iki kanto. Bus aštri briauna, bet čia apačioj niek nesimatys. Va, ziolkių iškliavau čia kanto žemiau, kad nepereičiau į viršų. Pasidariau tokią visokią miestelį, dabar iki jos nuklaistysiu, nutrinsiu klaistą ir dantuosiu. Apsidengiau slenkstuką, užpurkščiau epoksidiniu gruntu. Epoksidinis gruntas yra nekvėpuojantis, jisai uždaro, jisai neturi tų mikroporų. Lieka sandaru, hermetiškai nepatenka drėgmė ir visa kita. O dabar apdžiuvo, prašiaušius užpurkykės 180. Viena ranka nelabai patogu, o dabiškai minkštas. Vos pašiaušti ir užtepu glaistą. Nu, užteptas glaistas, užtepiau tiesiant ziolkės, o paskui jau trinu irgi per ziolkę tiesiai. Nu, čia kantelis nulupus, gal ir... Nes taim šneku, su savim! Gal šitas kantelis čia, kur yra prisitrins paskui su smulkesnė škurkė. Nu, viskas taip nueina iki galo. Susmulkinsiu su 320, gruntukas ir dažai. Nu, man nulupus sistelė toks nestiprus kantelis. Su 320 nuimsiu vakar. Briauna čia mano sveikoji. Tai va dabar izoliaciją pakelsiu. Visą šitą braižą su 320. O paskui ant 400 prieš būdavimą dėsiu ant pačių kantą. Truputį aukščiau, kad su 320 škurkė galėčiau pritrinti viską. 320 ir vienos rankos labai sunkiai, bet pamintis tokia. Nu va. Prisitrina, nebelieka. Dabar čia nestrinė čia taškiai. Nu va, taip ir paeinam viską. Vėl nefokusuoja, kas čia atsitinka. O. Užstringa akis. Fonas yra. Paleis, patuba. $400 iki kanto. Apvėl nugruntuoju. Ir все. Viskas apklijuota dažymai. Perlenkta juosta. Čia biškį išlindo, bet užsidažys. Tas išlenkimas padėtas tiesiai ant kanto. O kaip lakuosiu iš čia dažai, atsimuši tą izoliaciją neleis pasidaryti aštriam kampui. Šitą. Taip atrodo. Nu, nulakuota.
tą savo puslę pakelsiu ir lengvai reikės prapoliruoti. Ir bus viskas. Nu va, mano perikodas. Čia biškį dulkelį liko. Tai labai nieko nesimatė. Randė, čia dar biškį lakas nesulietas yra, papoliruosiu, bet šiaip va, kai gale. Manas čia labiau blizga į viskas. O, toks vaizdas.